Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your doubt. Tavęs nebuvo, jūs prižiūrės, ką, tu net negirdėjai, ką jie šnekėjo. Kalbėjo visokias nesąmonės, provokavo konfliktą, kol galiausiai paskui nebeskambino, išjungė savo telefoną asmeninį ir specialiai, kad neatvažiuočiau laiką, nors galėjau atvažiuoti. Ir taip išeina, kad dabar čia aš žaidžiau, jo. Visiškai tiesa. Tu žaidėjai ir aš net nenoriu su tavim dabar net ir bendrauti. Jūs čia žaidėt, nes ne aš radijo šou vedu, suprantate. Samanta, klausyk, Samanta. Jūs žaidėt ir jūs čia įskaudinat, nes taip prišnekėjo gražių žodžių, suprantate, o aš patikiu dėl to, kad aš tai pratus dažnai girdėti. Tai visais turkais tiki, kurie dabar tau sako kažką. Kokiais turkais? Nu, turkai visada gražiai šneka. Su kuo čia šnekė? Su tagė. Su kuo? Ai, net jūs, tai aš nenoriu dabar sakyti, nu ką. Samanta? Atsibūdo, matai, tipo. Su Samanta šnekė? Žodžiu. Paskambinai Samantą? Aš neskambinau. Sakiau neskambinti. Aš neskambinau. Kodėl Samanta tu man paskambinai dabar? Kaip jūs begyvenat? Super gyvenam, bet tavęs daug geriau. Tikrai? Taip, nes aš realiai pykstu ant tavęs, nežinau, ką jie padarė, bet mane jie įtikino. Matai, aš truputį pykstu ant jūsų, nes jūs čia žaidėt ir jūs jį skaudinot, o ne aš kažką. Aš tikėjausi daugiau iš tavęs, aš tikėjausi, kad atvažiuosi net. Zipa... Ir aš būčiau atvažiavus. Dėk, ragelį, nėra čia ką šnekėti, Jėzus. O kas jam yra? Tegul su ko nors kitu pažaidžia. Jisai netiki, supranti, netiki to burbulų, kurį tu čia mums kleidai. Tu vasarį, kada sakei, jau Prancūzijoje šokį, ar ką tenais mokiniesi vaidybą. Ką tu čia darai? Kodėl lietuviškas numeris ir kodėl iš Lietuvos skambini? Tu esi melagė. Palauk, galima ir iš lietuviško numerio prisiskambinti. Nu gerai, tai tu daug Prancūzijai? O vad nesakysi, man patinka paslaptis. Supratau. Pasakau, bet ne visada dažniausiai iki galo. Samanta, tu man pasakyk, nuoširdžiai man pasakyk, įtikink mane, kad aš turėčiau dar 15 sekundžių su tavim bendrauti. Kažką gražaus pasakyk, nes šiandien Valentino dienos vis tik šventė yra. Pasakyk kažką. Ta prasme, jums asmeniškai, aš nežinau, ką čia galima be pasakyti. Man sakyk. Aš būčiau atvažiavusi puikiai į tą jūsų laidą, kada čia buvo. Sausio pabaigoje, ar 25 dieną, 24, kai aš būsiu. Ragelį ir viskas, ką tenais neaiškina. Ašgi net neklausau, ašgi padėjau ragelį. Tegu išneka vieną. Dėk ragelį. Aš pakelsiu. Alio. Nu, kalbėk, Samanta. Labas, žaidėjas. Labas, žaidėja. Ne. Tai ką, dar paskambinai pažaisti mūsų jausmais? Ne, tai čia jūs žaidėt. Dėl to aš dar noriu išsiaiškinti, supranti, nes aš linkus aiškinti santykius. Aš matau, kaip tu linkus santykius aiškintis. Žinai, kas atpirktų, aš dabar galvoju. Jeigu jie atvažiuotų ir mum atsiduotų. Ką? Atpirktų. Nesupratau, ką tu norėtų pasakyti. Jėzus. Tai paklaus. Man tai jau, žinai, aš nebesisarmatiju, aš galėčiau būti nuogas prieš ją. O tu jūs tai? Aš nežinau, ar aš iš viso norėčiau koksai nors būti prieš ją. Nuvylė, bet tai žodžiu... Dėl ko? Turėjau atvažiuoti sausio galiai į laidą, bet specialiai išprovokavot prišnekėti, nes Samanta, nebeskambinot, išjungti savo telefoną, ir atvažiuočiau laidą specialiai. Čia matai, tik šau buvo. Čia šau tai iš tavo pusės buvo, tu didelė čia šaumenė, klausyk. O tai tu kada atgal turėjai važiuoti? Tai viskas metėjai mokslus, ar kaip čia dabar gavosi? Ne, nieko aš nemečiau, viskas yra gerai. Nes tu sakėjai, kad turi išvažiuoti į Prancūziją, nebent atsikelsi savo sesiją iki vasario 2 dienos. Aš tai cituoju tavo žodžius. Ir jeigu netiki, tai mes galime perklausyti įrašą. Tai, viskas gerai, tai tu nežinai, kur aš dabar esu. Tai išsivartyk dabar iš gaidžio. Nesupratau. Išsivartyk iš gaidžio. Tai kodėl tu Lietuvoje? Iš kur tu žinai, kad aš Lietuvoje? Aš žinau, kad tu Lietuvoje. Tu galvoji, būnant užsienį, negalima skambinti iš lietuviško numerio? Aš žinau, kad tu esi Lietuvoje. Žiūrėk, jūs tai aš patikrinsiu. Pas musgi yra tas telefonas dačiukus, kuris taisytas, kur pasako, kur yra. Tai čia nereikia tikrinti, aš matau jau. 30 sekundžių. Melo detektorius? Ne melo detektorius, pas mus yra... 30 sekundžių, užkalbėk, pasakys to. Tai va, kaip tau sekasi? Man sekasi gerai. Malonu, man irgi sekasi gerai.
Ne, aš tiesiog žaisti nenoriu. Aš matau, kad tu žaisti nenori. Aš tiesiog noriu Kaip? Tiesiog man sąskaita dabar tai baigsis. Nu tai palauk, dabar Jonas pakels tada ragelį, užsirašys tavo numerį ir mes to perskambinsim. Ir aš noriu puikiai viską išsiaiškinti, nes... Nu tai vat mes to ir perskambinsim. Taip. Tai Jonai, pakelk ragelį, paklausyk jos numerio. Va. Nu. Draugai, mūsų eteryje 8-6. po ilgo laiko... 9-5. Nesakyk. Ir įsijungia. Išjungia telefoną. Po ilgo laiko buvo legendinė Samanta. Ir kuri suprantigi Prancūzijoje pasipildys sąskaitą. Taip, savo labas sąskaitą. Ir paskambins. Ir paskambins mums. Ir paskambins, nes žinoma, Prancūzijoje kiekvienam kioske pardavinėja lietuviškus. Vyriškai. Pardavinėja lietuviškus papildus. Papildus. Tai va, žodžiu, draugai, Samanta niekur nedingo, ji į Prancūziją, kaip ir reikėjo tikėtis, neišvažiavo. Ir ką, ir vėl su mumis bendrauja. O tu turi jos numerį? Ne. O pažiūrėt negali, ne? Nemoku, žinok, pažiūrėti.